Užtvanką prie Bubių Dubysos aukštų per jos intakos spalvės slėnį pavertė didžiuliu tvenkiniu. Prieš įsiliejant vandeniui ištirti visi čia buvę archeologijos paminklai, piliakalniai, gyvenvietės, alkakalniai, mitologiniai akmenys. Didelė tų paminklų dalis tai 17 amžiaus senkapiai, dažnai žmonių vadinami švedkapiais. Tų švedkapių yra visoje Lietuvoje, bet čia, Dubysos aukštupy, jų itin daug. Kiekviename kaime kai kur net po 2. Reizgių švedkapis, Jonelaičių švedkapis, Jakštaičių švedkapis. Dabar tai tik pusiasaliai ar vandens skalaujamos salelis. Žmonės tuos senkapius švedkapiais vadina ne vien todėl, kad juose greta kaulų randa švediškų monetų. Apie juos išlikusios ir kraupios legendos. Antai kraštotyrininkas Povilas Keras parodė kalną, kuriame girdi švedai mūsų žmonės pjovę. Nuo to ir kalno pavadinimas Šiurpkalnis. Legenda ir liktų legenda, jei ne istorijos faktai. 1655 metai. Žečpospolita kariauja su Švedija. Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Jonušo Radvilos vadovaujama Lietuvos kariuomenė iš Vilniaus patraukė link Kėdainių. Čia rinkosi ir žemaičių bajorai, didikai iš kitų Lietuvos vietų. Tų pačių metų spalio 20 dieną buvo pasirašyta garsioji Kėdainių sutartis. Ji davė teisę švedams užimti didesnėje dalį Lietuvos. Švedai čia elgėsi kaip tikri okupantai. Jų įgulos siaubte siaubė vietos gyventojus. Praėjus vos pusmečiui, okupuotoje Lietuvos teritorijoje kilo visuotinis sukilimas. Švedų įgulos greit buvo sunaikintos. Sukilimo eigą nušvietė istorikas Antanas Yla. Pagrindinės žinios apie šitą sukilimą yra mums labai negausios. Kažkaip tai vietos šaltiniai apie juos nutyli. Yra tik tai žinoma eiliuotas kūrinys, parašytas, matyt, Kazimiero Šemetos apie tą sukilimą ir apie jį gana gausiai yra rašęs Švedijos karalio 10-ojo Gustavo istoriografas Samuelis Pupendorfas. Pradžioje sukilėliai patraukė link Šiaulių, kur buvo švedų kariuomenės štabas. Sumušti švedų daliniai pasitraukė už Joniškio, tačiau gavę pastikrinimą iš Rygos, vėl grįžo į Šiaulius ir pasiruošė suduoti lemiamą smūgį sukilėliams. Dabar švedų kariuomeniai vadovavo grafas Gabrielius Magnus Delegardy. Susidūrimas įvyko į pietus nuo Šiaulių, prie Reizgių kaimo. Tas kaimas buvo prie Reizgių ežero, iš kurio išteka Dubysa. Greta Meškių ir Jakštaičių kaimai. Sukilėliai net laikė švedų raitarų spaudimo. Lietuvių raiteliai buvo išblaškyti, pėstininkai sugrūsti į pelkę, didelę jų dalį sudarė menkai apmokyti valstiečiai. 2000 paimta į nelaisvę, iš jų 500 išvaryti darbams į Rygą, kitus žudė. Pupendorfo žodžiais tariant, kaip avis vėlė geležimi. Nukentėjo ir aplinkiniai kaimai. Delegardy įsakė paskui, kad apie tą vietovę visus kaimus ir dvarus sudeginti.
Kaip matyti iš 1658 metų Šiaulių ekonomijos inventoriaus, visai švedų sudeginti, taip ir užrašyta švedų sudeginti inventorijoje, buvo šie kaimai Raizgių, Meškių, Šventupių, ir dalinai Jakštaičių, Verdulių ir dar kiti kaimai. Taip atrodė Spalvės upelio slėnis prieš įsiliejant tvenkiniui. Vienoje Spalvės pusėje visi minėti kaimai, kitoje medžiais apaugęs šiurpkalnis, kur anot padavimo švedai žmonės pjovė. Didesnių sutapimo nebūna. O jei prakalbinus dar ir patį kalną, 1982 metų vasarą Respublikos mokslo akademijos istorijos instituto archeologai kartu su Šiaulių rajono kraštotyrininkais atliko čia archeologinius tyrinėjimus. Taip, čia iš tikrųjų palaidoti žmonės. Vieni karstuose, pagal visus ano meto papročius. Kiti be karstų, tarsi į duobes būtų įversti kaip pakliuvo. Tai gali būti smurto išdava. Visi palaidoti 17 amžiaus viduryje, ką nenuginčiamai liudijo karstuose rastosios monetos. Tai tiksliai atitinka sukilimo laiką. Kauluose smurto žymių nematyti. Medikų nuomonė jų galėjo ir nelikti. Juk istorijos šaltiniai teigia, kad belaisvius geležin vėrė. Kolektyvinio kapo šiurpkalnyje nerasta. Matyt, čia palaidoti tik šio kaimo gyventojai. Kitus po žudynių įsivežiojo likę gyvi artimieji ar kaimynai ir palaidojo artimiausiame kalnelyje. Lygaivės per šimtmečius persirito padavimas. Paremtas kraštotyrinė medžiaga, rašytiniais šaltiniais ir archeologijos duomenimis, jis tapo istorinė tiesa. Bubių tvenkinys, užliejęs krauju permerktą Dubysos aukštupio slėnį, tapo savotišku paminklu šio krašto žmonėms, žuvusiems už savo sodžių, savo namą, savo vaikus ir provaikius.